Jam yra būdingi nekoordinuoti judesiai. Pusiausvyros gali būti sutrikimas, sunku yra, pavyzdžiui, pereiti kliūčių ruožą, kartais reikia to prilaikymo už rankos. Tai jam tokie pratimai kaip tik lavina, tai gerina? Taip, be abejo. Так, один, пожалуйста. Nu, bet vis tiek tai būtent tokie užsiėmimai su juo po metų, 2, 3 ar daugiau, kaip jis vis tiek užaugs, tai bus didelis pokytis, ne? Kaip čia pasakyti, ar bus tas didelis pokytis? Vis tiek įgūdžiai pokytis? tai lavinasi kažkokie? Įgūdžiai lavinasi, mes iškeliam tam tikrą tikslą, mes orientuojamės ties tuo tikslu. Pavyzdžiui, būtų vienas iš tokių tikslų, kad jis gebėtų pats savarankiškai be jokios pagalbos pereiti kliūčių ruožą. Ir galbūt po mėnesio, po 2 mėnesių jis tai sugebėtų. Kad kažkokių tokių drastiškų tikslų iškelti, tai tikrai negalim žadėti. Ja. Nežinom, kaip ten bus. Ir kiek čia laiko praleidžia per dieną? Čia individualiai, gali būti pusvalandis, gali būti 50 minučių užsiėmimas.